penktadienis. Aišku, mes dirbam, nesgi kaipgi jumsgi reiks sulipdyti kažkokį savaitgalinį video, kad turėtumėt ramiau ant sofkuts atsisėti, pažiūrėti kon. Tai va, žodžiu, bandysiu sureksti šiokį tokį video ir gal kelamės teisę į epizodus, ko nesu prifilmavęs. Labas vakaras. Šiandien reportažą pradės ne labas rytas kafės laiko, labas vakaras, nes jau vakarėja, nežinau kiek valandų, gal kokius apie 4 kažkas panašaus. Tai žodžiu, šiandien judam toks oras biški nedėkingas, šaltoka, liktais tokia ir lijundra susidarinė po biški, slydė, gavomis neįga per peic. Tai va, žodžiu, bet darba judi prieki. Va, kol mes turėjom pasidarę. Tai lieka čia nusipjauti kaktinį lentą, viskas yra išlyginta, yra peršaudyta, susiformavom čia seinelį, apsišiltinom su 5 centimetrais batos ton seiną, susimakaroninom, baigėsi pleistra, baigėsi mūsų pleistra praktiškai, dar norėjom persiklėjauti taštas visas siūlis, bet čia jau reiks kažką pasižaisti, paskiau su intarpukas, kaip sak, klėjauti, neveina ištisėjant siūlį, nes neturėjom pleistros, suvažiuoti parduotuvai nelabai paslenk iš tikrųjų. Vo, su mantuku susiformavom pakalimus. A jau išlyginot? Jo. Šitą įdusas pusės čia biški reikia čia pjauti. Būt gera, kai šanų nepjautum tu iš tų makaronų. O ten... Bet aš buvau užmėtis 2,5 tau kelis čia. 3-4 gabaliukus. Suprata. Nu gerai, atsipjauk iš tintų 3 metrėnių. Tu spalik man sveikus. Tai va, žodžiu, susiformavom pakalimus. Čia. Ten. Kormurėnis eina plėvelį, ištimpėm į pakalėjimą. Tos ventiliacijas, kaip žinot, mes vis tiek dedam čia ventiliacinis grotelis, čia plėvelį nusipjausi, ton stoga bus pakankama, kadangi čia rinkom karkasinį seinelį, tai jau ten plėvelį vis nuvertėm į apačią ir pakalimus plėvelis nebebus, bet jau vaizdelis, kaip sak, visai gražus. Viršaus susitvarkiau kaktinį lentą ir lyginam ten tom posį. Blemba, ten tom pos beskubėjom ir vakar nieko daug neatskinom, sumetėm tus makaronus, bikapką plėvelį pasikeltam daug nežiūrėdamis. Tai šiandien turėjom tokį vargą vakarienį, o būtumėm biški iš vakar pasižiūrėjai, bet labai skubėjom plėvelį užsitraukti, kom padarysi. Būtumėm pasižiūrėjai, tai būtum nereikia čia lyginti po 5 cm skaičiuoti. Bet ir tai, kas įdomi, tai... Pirmutinis grebės labai minimalė pasikėša ir toliau čia daugie ir pačiam viršau išves minimalė vėl besik iš viršutinis grebės ten pasikėš gal po kokius 3 mm tik tas. Ten viršau praktiškai nieka nesikiš, čia kažkur veino veito 2,5, čia vėl po 2,5, čia vėl išsturė ir vėl sumažė. Tai gaunas, kad tas toks ir toks vis išgaubs per tom veitą. Va, žodžiu, tokie vaizdai. Nu, bet jau niek, vienam į pabaigą. Čia veiną užsidėjom ton pakalimo susiformauti. Tai reiks nusimti anteną šalin, šitas lens, nežinau, nusilaupyti šalin ir apšiltinti ton seiną vis, nes čia nelabai kažkaip atrodo tos lentelis. Nusimti antenoitę. Ir viskas, nusipjaunam čia pakalimus, čiuk, susiformaunam čia viskon ir bus toks, sakykime, vis po plėvelį. Apart tuo šitą stogėlį. Nu, bet čia teikti yra, čia 13 kvadratkaš, morodas ar 14, gal gaunas jau su išneštas visas pakalimas. Tai čia, aš manau, kad mes ryt suspėsim nusilopti ton šlaitoką ir susitvarkyti viskon ten iki galų stintau. Ir žodžiu, turėsim praktiškai visą stogą, pasiruoši pilna stogo dangos montavimo jau. Lietaus sistemą susimontuosim paskiau. Mes ir taip pat, kaip žilvins, iškart nededam
kad nereiktų saugoti šitas stelažą pripatartėjai pastatyti ir kad nenusitryptų, mažas kokias nors nukremt, tai geriau, kaip sakant, susidėti paskiau, nebent labai nori atsargai darbuotis, kad nenuspardytų menos. Tai va, žodžiu, tokie vaizda pas mūsų, vors nelepėm, bet judam. O ką varom, kaip patrakiantinai, žirgšt, bam, orelis stebuklings, lyn, per kamerą nelabai tesimata, bet lietutis daug mums čia gera. Akimta izoliacijai prišlapį. Ką būt garantau, tada poveinis skoba. Norelis, šiandien, fantastik. Bet mes judam šiandien žaibo greitumu, kaktenį sudėta, kiek neiks prastorintas iš karto, nes buvau tokių biškių visokių negražių tų makaronų, ten šakalių, ten viršaus naujų penketuką, 2 driūžys plėvelis, dar veina siauruška, reiks uždėti kokiek 30 cm plėvelis, tokį jaustą. Ir viso, sulutaunam ir bus vėsus toks sulutauts. Ura! Į trobą neblin, gal atsigert biškį arba teiks. Švelniai padžiavinti pirštinis prie pečiok, pat šalin mon kapišon toks šiandien. Kaip ten sak, šeimininkai šuniais tokių ir negen į lauk. O mes ant stog. Man sako, bliamu, kad dirbom, sak, net kapišoną nadrebisgi. Pamet net kapišonų greičiaus. O, dėt vandenok. Nu, bet plans yra įgyvendinti ir įvykdyti. Kuriam susilotavis stogėlį, kad į ką bebūtų. Valio, penktadienis. Opa. Vyksta lyginimo darbeliai su pakaištukais. Čiuk, niekada daug čia labai tepi nesilygin. Sakyčiau, labai gerai. Jau pasimatausia mistrižainių, pasidėjau brūkšniok ten, reiks pupt, kelti virš ir nusipjausiam galiukus ir čia. Nėra galimybės ką atsimušti per lycų čia klainą. Tai gera, kad neilgs atstoms, per pažymėtus brūkšniukus užsitempam šniurioką. Ir man jis pažymės, aš paskiau presu su svansu ant kampainiukų, persiprieš lėniai ir galės nupjaustyti. Va, pakšt. Nu, paskutinis. Ai ne, nu jo, prieš paskutinis, tas veins liek. Šitą. Vse, ačiū draugai. Gaila įronkį per tų įklyti, numaudos, ane šiandien, numaudos. Bet į mes maudomės į mes šiandien, jau subinė šlapiu vis kiaurą, bėg per vis pašalis, savo. Gražiai gražu, ne, manti? Agi sumetam datus jaučiu vis makaronus į savartyną. Nes anų čia nebereks. Savo, kiek viskas pramirk. Šiaurumėlis. Nu, oplia. Apsitvarkome šiukšles. Ir galės važiuoti savaitgaliauti rami dušį. Nu, šiandien mūsų plans įgyvendins. Plėvelį užtraukt buvo stogą nusiardėm, užsitraukėm, išsilyginom, nusipjaustėm visus galus apart kaktenių. Čia viskas padaryta. Modės parvežį. Ten hermetiką užtepėm 2 siūlis ir tada nusigruntavom visą seiną su taupę nusiliaus gruntų ir ant viršaus tada deltas jau tiek užklijavom dar. Sakykit, ko norit ton, bet kažkokį keistą žeimą šias metas. Net suprast, visas metas šiap žeimom sning, o šią žeimą daugiau lyn. Lietus, kiek savait po naujų metų vėl rodo lietus. Tai šiandien jau neapsinor palikti nedabaigtų darbų, kaip sakiau, dėsiam iki gal taip pat apsušlapom. Reik persišaudyti viskon. Nes jeigu čia kiek savaitę užledys paskiau, reiks grondyti vis tus lotus, ką galėtum vien sušaudyti. Ir tai, jeigu čia užspirgin šaltok, bus paskiau, kaip sak, nelabai gerai tas vien sienas kalti.
ir sunkiai kalti, ir bunka paskiau tai lotą persprokst, gal šalčiaus tokį. Tai susitvarkom šiandien visko ne iki gal. Šiap neteik daugi tėlėk. Ką? Ten, kur varštai, neapšaudyk jo, viskas. Tai visai nedaugi tėlėk, turėjom tonstų gėlštą peršaudyti. Ir stogėlį reikia sušaudyti šitoj pusėj. Čia da vakar spėjom susitvarkyti tas plivelis. Anos dabar te plevesaun laisvoka, bet anos paskiau susitumpys gražia, nes kadangi lyginas viskas, to veito, kur matau šitoks šešėlis prisispaus pinketoks ir tom plivelį visas spustels ten į viršų ir tą plivelį pakalimi įsitemps, neliks tokiant čia dabar, kaip dabar tokias maišiukas vis sukrėtusi. Apie viską pagalvota, kad paskui, jeigu įtėms iš kartą ten iki krašto, bus labai sudėtinga, nebes uždėti davėjim pagaliaus, kad pakalim kur tvirtinti, nes ta plivelė bus jau pertėmta, arba reikės išpjauti lauką, arba suplėšyti tiesiog anon. Tai mes pasidarėm dabar laisvesnį, pasižiūrėjom, kiek antėm pakelsti viršų ir pasilikom toj laisvom žodžiu. Tai va, o šiaip, ką žinau, gražu. Jau dabar tikrai gali sakyti, kad į gražu. Čia viskas bus padaryta. Ai, dar reikės gal, nežinau, iki dangos, prieš dangos dėjimą. Galvoju, reiks susitvarkyti čia tas galinis dėžutis, kur pakalima užsidar. Išgriuvenas, kaip saka, bus namėlis padaryts visai padors. Nuo to pusės šiferis buvo žiaurus, iš tikrųjų vėsus, subėris, sutrešis. Vienintelį tą posikatrą nusėjim sveikas lapas. Čia šukėm, čia iš vėsų be klausimų, ten viršus vėl vėsų subirėjais. Tai, kaip sak, baisu, kokios kokybės buvo šiferis. Bet ir matės, visur prabėgi, visur balas, kaip sak, buvus išbrinkus tos lentas, permirkus po to šiferį. O dabar bus tvarkingai. Dar vieną šlaituką. O paskiau liks tik tas tonseiną susirinkti karkasą, apsišėltinti ir viskas. Teiktų darbų. Ir toliau danga, lietaus sistema, pakalimai. Ir bus baigts dar vienas projektėlis žyminis. Lyja. Fantastika. Kuon aš savo ruoštų linkiu jums gerų naujų metų ateinančių, kad būtumėt turtingi, kad būtumėt sąžiningi, kad būtumėt sveiki, nuoširdūs, atviri ir tiesiog gyventumėt gražų ir gerą gyvenimą. Bum! Nu ko man, atsisveikink su žiūrovas iki kitų metų. Varom namolę. Nu buvau šiandien tų dviejonių, važiauti į darbą, nevažiauti, bet kai jau atsikėliau, sakau, varom, pabandysim. Nu žiūrėk, kiek čia 3 valanda, visko, kaip sak, beveik apsidirbom. Aišku, jie nebūtum būtumėm į tą dirbį, nes da įko veikti čia beški. Ir kaip sak, jėgelį. Modestą nori nusifilmauti video vlogėlė. Pasitrauksiu šoną, ne? Parvežėm mantinumai, nebo parvežu Modestėtą ir judu pats link namų, kaip sakė, ilgoji savaitgalį, naujametinis savaitgalis. Pašaudyti fajerverkų, vėl persivalgyti, kaip karkučiai per kalėdas, paskiau vedėjins ilsėtis po švenčių. Toks tas mūsų likims, nusimat šventins. Va, o jūs irgi žiūrėkit, nepersivalgykit.